sudibelėjo pasaulis, kažkoks keistas ir teisingumai ir viskas. Taip reikia, bet neilgam. Labą dieną, Vandutė. Nu, sveiki, vėlieji. Nu, kaip tau atrodo, kokia dabar didžiausia problema? Ar trukdis, ar kliauza kokia Lietuvoje, ar blogybė kokia, kurią reikėtų ar nugalėti, ar nepaisyti, ar kaip? Ai, nepaisyti reikia, viskas stebėti geriausiai. Viskas vis tiek jau nuo birželio, labai daug keisis. Ištverti reikia mums. Tai kas sunkumas didžiausias dabar? Sunkiausias sunkumas yra neapykanta ir viskas. Vieni taip, kiti baimiai. O bijoti nėra ko. Kažkokiose baimėse žmonės. Juk gyvenkim rytą ir džiaukime šiandieniniai dienoj, kai miegame šiltoj lovoj, valgome, aprengti, džiaukimės pavasaris, jau greit atšilimai, o ne baimė, panieka, depresijos. Ko čia depresuoti, jeigu viskas eina pas mus Lietuvoje ko puikiausiai. Lietuva mūsų žemė kol kas labai nuostabi, nieko nėra. O taip, aišku, labai einam į pasikeitimus. Birželis jau rodys. Rusų karas taipogi gali jau baigtis greitai už tai, kad ruskiai norės День Победы. Это День Победы. Tai už tai gali kova baigtis, gali pereiti į Ameriką, ten kažkur tai NATO. Ten tie siriečiai, visi tie, žinai, kur išbombardavo jų miestus, ten irgi tiesiog visi pasipiktinę, visi tiesiog nori, ir net Graikijoje žiūriu, irgi nori padėti sutvarkyti NATO ir panašiai. Už tai labai daug griūčių bus, daug keisis. Šitie metai bus kovotojo ir nugalėtojo metai Tigro. Jisai daug kovų eis, didelių, bet ir visur nugalėjimai. Taip su Tigro metais yra, juk sakiau tada, kad ateina Tigro metai kovos. Tu sakai, gyvatės ten gali apgauti. Sakau, aišku, apgaulių labai daug. Bet Tigras vis tiek nugali ir apgaulės ir viskas. Kovos didelės ir nugalėjimai, aišku, bus. Bet lengva pasakyti, išvengti, bet kirie žmonės įsibaugina, jiems sunku to, tiesiog kaip toj bangoj, nerimas toksai ten, prasideda ten visi apimti. Kaip elgtis tiem, kurie neturi to jausmo, kaip stengtis juos ar įkalbėti, ar pažadinti, ar kaip? Tu neįkalbėsi, jie tokie žmonės, matau, tikiu, nematau, netikiu ir tu nieko nepadarysi. Jiegi gyvena faktiškai, mato faktą ir viso. Ir su jais yra sunku, jie faktininkai. O iš tikrųjų viskas eina, paimk mane, mūsų tą gyvenimą, ar tokie jau mes nelaimingi. Nei čia karų yra, nei čia bombardavimo, nei čia žudynių. Vis tiek mes laimingi esam, kaip nori, taip sakyk. Laimingi žmonės, lietuvaičiai. Mes gyvenom dar tokioj gamtoj geroj, kur nėra tų visokiausių drebėjimų žemės, apipilimų tiesiog miestų. Mes būna apipila, bet nepavojingai. Vis tiek mes gyventi gerai, o jų kaip galima jiem išsakyti, jeigu jie tokį į save įsiveda, sunkumą, aš pasakysiu, patys savo. Nemato, kam blogiau gyventi pasaulyje, tik apie save galvoja. Ir ką, ir todėl, kaip kokia liga ištinka, įtampos, pykčio, nervacijų, baimės. Juk niekada nėra tie žmonės, kurie taip gyvena baimę, jie ir nerviškai yra sunkus. Tikrai, kaip ligoti tampa. Ir jie to nesuvokia. Dar balsą savo visur kelia, nuomonės, įsivaizduoju, ir nori įrodinėti dar, kad jie tik tai. Tai čia gal ne jų nuomonės, svetimas nuomonės kartoja. Tai gal svetimas, bet
visur tas svetimas nuomonės labai stipriai prisijama, kad net iki depresijos, iki nerviškai daeina. Tautiečiai, imkit save į rankas, juk kokie laimingi esam. Ieškokim, kam kitiem blogiau gyventi. Persidarykim, nes vis tiek, gerai žinau, privers mus visus persidarys. Jau ta kova neina tik tai Rusija, skaityk, daug kur eina kova ir kosmose taip pat eina kovos. Palauk, čia man naujiena, o kas kosmose kariauna, kas kartu visi kariai su blogiu, ten irgi daug blogio yra. Ir visi kovoja, nes kodėl šviesulio srovės yra surištos nuo kosmos. Ir turim persiversti, šiluma nori pereiti, juodulį, tą visą juodulį naikinti nori. Todėl sako, Putinas branduolinį ginklą, kas leis, kosmosas tai stiprus, juk negali ta žemė susinaikinti, kol neatėjo laikas. Kosmosas neleis. O gal kaip tik juodulys nugalės? Nenugalės juodulys, šviesulys jau stipresnis yra, jau perlenkia juodulį. Čia viskas klausimas, juk pereis dar kovos tos kažkur tai Amerikė, ten dar, čia ne viskas. O Rosinė dar kovos su savo Kremliu tuo. Su savo valdžia dar kova labai didelė liko Rosiniai. Ten irgi žmonės nenori pakęsti to, kad išpardavinėti iš tikrųjų jų žemės, jų turtai ten. Šventieji, tie visi turtai, kur jų tėvai žuvo, vaikai ir panašiai, išpardavinėjama. Ir čia viskas jiems taip skaudu. Ir aš matau, kad jie negali jau pakęsti valdžios, tos valdžios, kuri, atseit ant Putino viskas eina, bet mes su tavim nedurni, juk žinom, kad Putiną kažkas tai dar stipriau ten laiko ir jisai ir stūmė kovoti, ar tu nori ar nenori. Taigi mes tai žinome tą. O ruskis turi šoks dar tenais, ura, prieš Kremlių, prieš valdžią visas įsižiojęs bėgs, už tai, kad ukrainiečiai, rusai, visi esame pravoslavai, visi esame, tie patys, kai tik slovenai, ir vieni už kitus dabar labai veda skaudų tokį sunkumą. O taip, ir todėl dar kova ten pačioj Rosinėj irgi nesibaigia. Aha, bet aš pastebėjau, kad baimė užkrečia kažkokiu tai būdu stebuklingą. Labai užkratas didelis baimės, tik žiūrint pusę užkrečia, o pusė išvis dvasiškai gyvena savo ramiai, jiem gera gyventi, jie gyvena realiai, mato, kad ir kas, kad ten kariauja, ten ką, o jie savo gyvena ramiai ir nieko, jokių baimių neprisijama. Pavyzdžiui, aš neprisijama jokių baimių. Aš realiai gyvenu, matau, kad mane nešaudo, nieko man nedaro, kodėl aš turiu bijoti, tu man pasakyk, melasis. Ko aš turiu bijoti? Tai vadinasi, mums reikia visus saviškius to susirinkti, kurie nebijo, nepasiduoda tam. Tai ateis laikas ir viskas susidėlios. Pas mus daugiausiai nuo birželio dėliosis laikas. Nuo birželio dėliosis laikas ir vis stiprin, mes vienysimės visi. Todėl, kad kažkaip tai mums nepatiks, beveik galima sakyti, mūsų kažkaip valdžia. O dabar visi bijom, tylim, nežinom už ko griebtis. Viskas savo laiku, čia viską reikia palikti, nekreip dėmesio, galvoti apie šiandieninę dieną, kaip aš gyvenu, kai aš paėdu savo, sveikai, miegu šiltoj lovoj. Ko man reikia tą kratulį į save prisiimti? Gerai, bet jeigu, vadinasi, tada jeigu atimk iš tavęs lovą, paėdimą, viską ir tada irgi užkrėsi nerimo, ar kaip? Jeigu atims lovą, bet aš gerai žinau, niekas nieko neatims,
kada bus kas naplevati, ar bus tas ar nebus, man svarbiausia, kad šiandien man to visko nėra ir ko aš čia turiu kratytis, draskytis. Kiekvienas karas yra bjaurus dalykas, bet ne nuo mūsų priklauso. Mums reikia tik savo darbais reikalais susijimti. O tas karas, kaip atėjo, jis išeis. Ir ko mes turim kratytis, draskytis, tu man pasakyk, melasis. Na žiūrėk, bet man visą laiką domindavo klausimas, ar nėra čia tokios, posakis yra, viltis kvailių motina. Ir aš prisimenu kaip žydus. Vesdavo 100 žmonių sudegint, sušaudyt, 4 kokie esesnikai ir nieks nesipriešina. A juos laisvai galėtų paimti ir išdaužyti. Tai gal irgi vildavosi, vdruk stebuklas įvyks ir... Ne, ten tais laikais buvo visai kitas dalykas. Vesdavo, buvo didelė apgaulė. Niekas net netikėjo, reikėjo pervesti atseit primeluotą. Iš kažkur, nes ten bombardavimai tipa bus ar kas. Ir juos vesdavo. 4 kareiviai ir jie eina su čemodanais, visko paskiau per vėlų. Jie patenka į konclagerį. Ten iš karto pirtis buktai, atseit reikia įsimaudyti pirmoje eilėje. Nu ten juos ir Čia mum atrodo, kad jie net nesipriešina, jos veda ir panašiai. Bet iš tikrųjų, tai ten viskas surežisuota, tie ėjimai, viskas su apgaulė didelė buvo. Nu tai ir dabar apgaulės yra, gal tas... Nu mūsų tai neveda niekas, kai bus, tada galėsime kratyti, žinoti, daryti. Mus niekas neves, mes būsim nuo šaly visą Pribaltiką. Nebus jokio karo, mes tik stebėtojai būsim, sakau tau. Ir aš prašau tautiečių, nu būkite geri, realiai mąstykit, kaip jūs gyvenate, kaip mes gyvename, ar mes gyvenam jau tai blogai. Nu, aišku, labai gluminas kainos tos, kad kyla ir kyla, nu bet neilgai tas kils, neilgai bus, persimes karai ir aišku, jau eisime į bėdnystę, į sunkų gyvenimą, nu tokį finansiškai, nu, maistų netgi bus sunku, bet nebus kraujo praleidimai karų už tai pas mus. Nu gerai, o tai tada atsakyk, o druskos atsargas susipirkai? O ką man jų reikia? Aš druską net nenaudoju. O sodos? Sodos 2 dėžės senai stovi ir laisvo. Dėžutės ar dėžės? Dėžutės tokius nedidutės turiu. O ką man jos reikia, aš tik tai nebent apsinuodijai kažką tai ėsdamas. Tai ir šaukštelį įdėjai. Tai jokių atsargų nepasidarei? Ne, maisto tai pasidariau daug. O kokiu būdu pasidarei? Ką darei? Visko visą laiką, po šiai dienai net nusiperku ir konservų, ir visokių makaronų. Nu gerai, tai ant kiek dienų turi atsargų, vat jeigu parduotuvė? O Jėzau, aš labai ant daug dienų, ne apie dienas net kalbėti nereikia, aš ir ant metų daugiau turiu atsargų. Galėtum išgyventi be parduotuvės maždaug? Jau galėčiau jau. Nu kietai tada, tai palauk. O tai jeigu sakai viskas bus gerai, o tai kam tada tavo atsargos? Ašgi sakau, maistu bus pas mus blogai su maistu, aš apie kitką kalbu. Aš kalbu, po karo žlugs bankai visi. Čia dabar karai, o po karo žlugimas bankų. Tai vien tai sakoma, kad jeigu bankai žlugs, tikrai nuo to gerai nebus. Ypač su produktais, su degtukais, va tokia, prie ko čia ta druska. Aha, nu gerai, o tai degtukų susipirkai? Degtukų aš turiu 3 žiebtuvėlius nusipirkus ir dar be to, ir gal 5 dėžutės, tokias, nu ne tokios dėžutės, nu degtukų turiu. Tai nedaug, tai mėnesis tai ir dar baigsis. čia, kad dar nemirštam, čia nėra, dar suspėsime. Aš tai viską vis tiek matau 24 metais, aš viską suspėsiu. Su tais dėžutėm, su tom degtukais. Iš proto nereikia eiti, ta prasme. Nereikia dar eiti, iš proto nereikia, tikrai nereikia. Tarp kitko, Užkuraitis kažkada sakė, kad jeigu kas perka daug degtukų, tai reikia sudėti 3 litrinius, kad jie drėgmės nepritrauktų. Va, žmonėm reikia pasakyti. Nu va, tai pasakyk, kad reikia sudėti 3 litrinius. Nes jie drėgmės nepraleidžia. O aš į rūbinę susidėjau visas dėžutės rūbinę. Tai visiems ir pasakai dabar. Ir gerai,
ištraukiu visą ten sausą, viskas sausa, nu, Aha. nedrėksta ten pas mane. Nu gerai, o tai kuo mes galim padėti tada realiai, jeigu kalbėt žmonėm beprasmiška, aiškinti beprasmiška, viskas, bet tai kaip gali padėti tada? Ar apsirėd nesuk galvos nieko? Nu, matai, kad žmonėms sunku pasakyti, visi turim savo nuomonę. Mano tokia, tavo tokia, kito tokia, kiekvienas savo. Vienas yra cholerikas gimsta, kitas melancholikas jau. Kaip tu nieko nepakeisi jo charakterį. Ir labai lengva pasakyti, kad aš teisi, o tu davai būk irgi taip. Čia tame ir esmė. Žmogus yra faktininkas. Matau tikiu, nematau netikiu. Ir nieko tu nepakeisi. Nieko, kad toks žmogus. Žiūrėk, bet ar gali būti taip, kad tavo mažuma absoliuti, kuri mes visi, yra neteisūs, o absoliuti dauguma teisūs? Su savo baimėm, su visom ten misterijom. Nu, čia kaip kas, jie supranta taip, o aš suprantu, man juokas sukelia tokie dalykai. Tos baimės, kada aš tikrai nematau, ko bijoti, nu. Nu, bet jeigu mes O jie į mus žiūrint, buvo kitaip, nu, kiekvieno savo būdas, charakteris, supratimas, nu. Ir nieko nepakeis. Paprasčiausiai aš negaliu bendrauti su tokiu žmogum. Neišeina man, nes jisai vis tiek savo baimės nuomonę viską rieks ten, kratysis, ardysis, tai aš geriau patyliu. Sako, kas nugali ginčia, pasakyk. Kas? Tai... Aišku, nugali ginčia protingas, nes jisai nueina, patyli ir nueina. Bet kaip tada tą vertint, kad tik ginčia nugali teisybė? Kaip tada tas posakis? Ginčia niekada prie ko čia teisybė. Ginčia visada nugali tik tais durnius, už tai, kad jisai savo rodo, o protingas nutyli ir nueina. Tai va taip. Ir tu niekada, jeigu durnas žmogus ir įrodinėja, karetas, ardosi ten, įrodinėja, o protingas nori būti protingu ir nenori tų pergalių, jis savo eis ir nueis, o ne taip. Taip, o tai kuo skiriasi protingas nuo išmintingo tada? Nu, išmintingas žmogus ir reikia tik tai, sakau, visą laiką mokytis ir mokytis, kad taptum išmintingu. Tai žmogus su nuovoka yra išmintingas. Jisai turi nuovoką. Visada girdi pirmo kūno balsą. Jeigu tu gauni pirmo kūno balsą sielos, tu gauni nuovoką. Nuovoką. Prieš 3 dienas jau žinai, kaip viskas baigsis. Palauk, kodėl žodžio santara nuo voko, tai akies mirksnio, o kaip čia tas žodis sudarytas keistai labai? Kas ta nuovoka yra tada, yra, tie, kurie neturi nuovoką? Nuovoka centre yra širdies balsas, yra nuovoka, tai sielos. O kodėl pirmo kūno, kuris mes 2 turime, pirmas faktininkas, va šitas antras yra. Ir pirmas širdies balsas, tai pirmo kūno, tai skaitos pirmas kūnas kaip siela. Tai kas gauna nuovoką, tai tie ir turi išminti, jie niekad nieko nebijo, jeigu nėra nieko. Ramiai gyvena, o ramybėj gyventi yra pati didžioji laimė šioje žemėje, iš tikrųjų. Turėti čia ramybę. Ir jeigu tu randi čia ramybę, jau tu esi laimiai, visada. Tau nerūpi blizgučiai kažkokie ten visokie hernė, ten stopkiam pačkom tie pinigai, tik rūpi ramybė ir viskas. Jisai tampa išmintingu žmogus toks, kuris turi ramybę. Jis niekad nesinervuoja, moka bendrauti, moka įrodyti kažką tokį, kad žmogui taptų šilta, gera ir malonu, moka nušluostyti ašarą, skausme būnant žmogų. Daug moka, kiekvienam suteikti ne pinigus ten mėtydamas ar kaip, bet žodžių. Stiprių žodžių. Nuovoka yra, sakau, širdies balsas. Žmogus, kuris turi visą ramybę, jisai moka visada padėti bet kam, išeiti iš kiekvienos padėties. Nes jam tai duota.
už tai, kad jisai visada moksle. Jis visada čia mokosi. Kodėl teoriškai, ne. Dvasiškai žmogus visą laiką mokosi. Tampa labai visada užsigrūdinęs, stiprus. Tai yra žmogus išmintingas, ištvermingas, su nuovoka, per nuovoką, bet ne vokas žinoma, per nuovoką. Jisai tampa stiprus. O kas tada sąžinė? Sąžinė, kada yra negirdi sielos, jinai skauda. Tai ir yra sąžinė, padarai kažkokį darbą. Ir paskiau tau tiesiog skauda viduj sielą. O čia ir yra sąžinė, bet kitiem, nieks neskauda, jis daro kaip atseit, kaip egoistas, kaip ką, ir jiem naplivat. Kažkada tai pradžioj būdavo, kai jis suprasdavo tą sielos balsą, bet paskiau vietoj čia susirangęs angis yra įlindęs jau žmogui, sielos išvis nachren negirdi ir tiesiog eina į pražūtį. Tiesiog į pražūtį eina tas žmogus, pasipūtęs sėdi, aš darbas, mano darbas toks, toksai su šalta vidinė širdim gali vaikas verkti, valgyti norėti, gailesčio jokio niekam. Mano darbas. Be jokio gailesčio, tai ir yra žmogus be sąžinė, bet jeigu skauda, reiškia dar tu gyvas, dar tu gyveni, kada tau kažkokia sąžinė ima. O jeigu ne, tai reiškia jau tu miręs. Nesvarbu, kad tu ten graibstai didžiausius pinigus, turi karjerą kažkokią sušiktą, bet vis tiek tu jau esi miręs, iš tikrųjų taip. Miręs dar tik faktiškai, tai fizinis tas kūnas vaikšto, ėda ten, perdžia ten, tas anas ir panašiai. Man įdomu vėl techniškai, tai ta angis vadinasi dvasinė angis, suėda visą tavo energiją to robotukų pavirtusio žmogaus, ar kaip? Prie ko čia siela kai tik nėra sąžinės, reiškia jau tu miręs. Taip skaitos. Kada tu turi sąžinę. Kūnas vis tiek vaikšto. Taip siela yra, bet tu jos negirdi. Tu vis tiek esi tik tai vieną kūną turi faktišką. O dvasiško tai tu kūno nebeturi jau. Tai siela atskirta nuo kūno tada. Jinai yra, bet tu jos negirdi, nenori girdėti ir nenori žinoti. Gal kažkada tai jaunystėje kažką tu turėjai tą sielą. Bet pavergė kažkas tave, ar pinigai, ar karjeros, ar kažkas tai. Ir tau nusispjauti į viską, nes tu eini kovoti. O čia gyvenam visada, sakau, 82 metai yra 16 tik sekundžių. Ar apsimoka taip gyventi? Tu matai faktišką tokį driežą, ne? Ar parazitą. O aš pati matau čia tuščia. Iš vis tai reiškia gali būti angis ten susiraitęs vietoj to, kad būtų tiesiog tas, kaip jis vadinasi, tik faktas, faktiškai gyvenantis žmogus. Iš kur aš ją pažįstu, bet aš ją pažįstu labai nuo vaikystės laikų net. Zita Šličytė, nuostabia moterį labai, stiprią, nepalaužiamą, tvirtą, labai moterį. Girdėjau, kad Šličytė už kažkokį tai neteisingai pasipasakojimą, už tai, kad už šeimas jinai už viską, išsikovojo tą laisvę, kovojo ir dabar jie žada pasodinti į kalėjimą. Už tai, kad jinai atseit, prieš visą Lietuvą tenais kažką tai pasakė. Tai aš labai susijaudinau, tie kovojo, dabar neturi teisės net pasakyti tiesą savo. Teisi, neteisi, bet
tiesą savo. Gali kiekvienas pasakyti. Ir čia va dabar atseiti jie į kalėjimą. O jinai labai krūta, stipri, tokia geležinė yra advokatė. Ir aš, žinokit, netikiu, nei už ką. Kad ją kažkas dar, ir kas, kad jinai amžiui, lyg tai jinai gimusi arklio metais, man atrodo, 42 lyg tais, ta Šličytė gimusi. Kad ir tokio amžiaus, bet jinai tokia nepalaužiama, man atrodo, dama. Ir labai man, absurdiškai blogai tai viską girdėti ir skausmingai. Bet apie ją. Vis tiek nematau jokios kaliuzės, aš nematau, kad ją kažkur tai galėtų pasodinti. Čia viskas yra išmislai, kažkokie tai nesąmonės, kažkokie tai baimė, tik kad įvaryti. Ir panašiai, bet pagal likimą aš nematau jos kalėjimuose, niekur. Kad visus išgazdinti ir kad atseit visi, nieks nepadėtų, ten tipas Šličytė, nusisuktų, bijotų visko. Toj kalėjimai, do kalėjimai, do tas ar kitas ir panašiai, aš taip skaitau. Dabar pas mus toksai keistas Seimas, ar jie bijo labai, ar kas jiem ištikę, kad visą laiką kažkaip tai nesąmoningai viskas vyksta, aš nežinau, taip, nerealiai, keistai. Kaip atrodo, juk jie ne durniai ten susodinti, juk jie yra protingi žmonės. O gal durniai? Negali to būti, paprasčiausiai kažkur tai jie yra įlindę ir jiem reikia taip daryti. Taip, kaip kažkas jos tenais šokdina, kaip marionetės. Netikiu, kad jie nei tą Šimonytę, kad durina, nei vienos netikiu. Jie vis tiek yra nedurni, bet galbūt kažkas tai juos šokdina. Žiūrėk, bet jeigu jie įtikėję kuo nors, tai jie gali tiesiog tikėti tuo dalyku, įgazdino, kad čia bus taip ir kitaip, žinai, tai čia suprasi, kad ras durnas, kad ras protingas. Kas galėjo, jos visada gazdina už tai, kad matomai labai daug prisilupo tų pinigų, tai tam ir gazdinama, kad ir į kaliuzę pasodins, ir ten tą, ir ten aną. Greva, Masiulį, žiūrėk, išteisino už tos kyšius. Visiems aišku, kad jis ėmė kyšį, bet paėmė visus ir išteisino. Neilgam čia tas viskas vyksta, neilgam. Vis tiek viskas keisis. Dabar turi kažkaip tai sudibelėjo pasaulis, kažkoks keistas ir teisingumai ir viskas. Taip reikia, bet neilgam. Priekime Algirdą, tam, kaip jis, Paleckį. Išvis, koks stiprybės žmogus. Kažkada tai bus viską užsigrūdina, jį kosmosas tiesiog grūdina. Atsidėjęs tiek ne už ką. Vėl jį nori kažkas kažkur, jisai taip ramiai savo kalba, o čia jam tiesiog jokios nėra baimės, jisai grūdinas, jis dėl tikslo. Ir kažkas jis stumia kažkokią jėgą ir jis eina ir daro, nes tai tiki tuo, supranti? O gal siela jo ir veda tą kūną tiesiog į priekį. Niekas jam nerūpi, jam tik rūpi tiesa kažkokia, tvarka, kažkas tai darytų ir jam nerūpi, kuris atsidurs rytoj. Bet toks užsigrūdinęs stiprus žmogus. Jeigu jisai netgi atsisėstų, taip skaitosi, jisai ten dirbtų irgi, jis viską darytų, išėjęs vėl išeitų ir panašiai ir visą tą patį, kaip galėdamas vis tiek jisai tą darys. Reiškia, jisai turi pirmą kūną daugiau klauso, negu faktišką antrąjį. Aš taip skaitau, o jį kažkas tai veda. Gali Jėzus vesti, gali daug kas, gali į sielą į kas įeina. Jėzus Kristus daugiausiai. Angelas gal neves, tai reiškia, gali vesti jį tokį žmogų, kaip ir siela. Buvo ir Mozė, kodėl būtinai Jėzus Kristus turėjo, Mozė buvo daug šventųjų. Daug kas vedė. O gal Mozė veda tada? Gali Mozė vesti, gali dar užsigimęs dar vienas yra.
Jėzus Kristus, tik matau baltais plaukais labai ir mėlynom akim jį. Tai ir vėl neš. Nu, tu esi žurnalistas kitoks, o mes kalbame apie Jėzų Kristų, dar vieną žmogų, tą šventąjį, kuris yra užsigimęs, jau jam, man atrodo, 29-30 metų amžiaus jau tam, kuris yra užsigimęs, Jėzus trečias sūnus, Jėzus Kristus, kuris daug dabar turi atlikti, pas jį labai daug yra užsigimęs ir sūnus. Tas antikristo dabar yra užsigimęs jau irgi vyresnis už trečią sūnų Dievą. Ir va dabar vyksta tokie kovos, šviesulys, tamsulys, va tas ir turi iššokti va trečias sūnus. O kaip atskirti tada antikristą nuo Kristaus? Nes pasakyta šventuose raštuose, kad jis bus labai geras, gražus, ten stebuklus darys irgi. Kaip atskirti? Nu, jisai, matai, bus žavingas, gražus žmogus labai, bet labai didelis apgavikas. Ir visi žmonės juo tikės, labai, tikės, tiki, jau dabar jisai yra, netikės, jau dabar yra tiki, bet ateis jau greitai ir trečiasis sūnus. O tu gali išskaičiuoti ar pamatyti, kas tas antikristas? Antikristas dabar gali daug kas būti, daug. Viena, antra, antikristas gali būti iš tų globolistų, kad rastai sūnus. Vat yra globolistai ir daug kas nesirodo, mes net nepažįstam tų globolistų. Daug ko nežinoma mes, kurie valdo šį pasaulį. Ir vot tenais gali būti jo sūnus kažkas tai, antikristas. Daug kas pasakoja, gali būti, Švabas biški per senas, bet toksai jaunesnis žmogus iš tų, kurie melagieną visokią, nori visus žmonės apgauti, kažkur įstumti, kažkokius sunaikinimus. Makronas koks gali būti? Gali būti ir Makronas, daug kas gali būti, kuris mokės apgauti visą pasaulį, žmonių, daug žmonių. Bet specialiai apgauti, ar jam primeluos ir jis netyčia apgaudinės? Čia specialiai jis toks pastatytas, pradžioje jam netgi skausmas bus, kad jis vykdo kažką ant žmonių, o paskiaus jau supras, kad pas jį suprato jau, kad pas jį jam reikia būtinai padėti kažkaip tai sunaikinti daug miestų, daug tą apgaulę visokią, sunaikinti daug miestų, sunaikinti žmonių daug ir panašiai, kad perstatyti visiškai kitaip tą visą žmoniją. Tokie daug kas galvoja, kad labai gerai gyvens konclageriuose kitaip, bet netiesa. Pavyzdžiui, mes, nei prezidentas Lietuva neįėjusi į tą ateities. Vis tiek visi būsime vienoj valty. Ir prezidentas, ir Požela, mentas, ir visi sėdėsim toj pačioj valty. Ir dabar tai viskas yra nesuvokiame, bet greitai suvoks, kas čia tie 24 metai. Bet man tada įdomu vėl, tai antikristas iš prigimties gerietis, bet paskui jį kalbės. Jisai nebuvo gerietis, jisai kaip ir kiekvienas žmogus, kol nepradėjo blogus darbus, jam buvo gėda, kad jis pradėjo blogus darbus. Bet paskiaus jisai įnyko į tai labai su malonumu. Pasižiūrėkit tą... Rokfeleris. Jo. Tai kaip jisai iš pat vaikystės, jisai tos vabalus. Jam taip gera buvo tiesiog persmeigti gyvą vabalėlį, kur bet važiuotų dėžutė, jome vėl surinkti vabalai ir pats maloniausias dalykas. Persmeigti ir kol jisai miršta, tas vabalėlis, tai kenčia jisai. Jam malonumas, aš netikiu, kad jisai ten dabar laimingas yra išėjęs į anapilį jau.
čia gyvena mažai, nesvarbu, kad tu čia milijardierius ar perdėlis kažkoks, taip, bet čia viskas bėga žaibo greitumu tas gyvenimas. Ir tik papys ten ilgiausiai bus ir už viską reikės atsakyti, taip greit neužsigims tikrai jis į tą žemę, kažkur tai jis turės pernešti tą visas, juk tai vabalai tai reikalingi, jie gyvena. Jie reikalingi, pasižiūrėkite, kiniečiai viską suėdė, tiesiog vabalus viską surijo tik tais į tas puodus gyvais. Kokie kankintojai žiauriai gamtos. O tie. Dar aš galvau, kad jų valiuta liks, tų kiniečių, bet jie per žiaurus, o perestroikė gyvenime eina kartu ir kosmoso, kartu ir žemės tos visos perestroikės. Vis tiek nebūsim, negyvensim taip, kaip gyvenom. Patikėkit manim, tikrai persidaryti turime. Per karus, per kažkokią nelaimę, per badadvasį, per viską turime persidaryti širdimi, geriečių tapti. Vot kom, o ne tom, kad mes konclageriuose sėdėsim, robotais būsim ar vergais. Ne, tokio dalyko nebus. Tikrai nebus. Ir nežinau, kodėl taip valdžia skaito, kad jie laimingi bus, jie ten kažkur gyvens, gal kažkokiuose kalnuose, gal kur, bet tikrai vis čia nėra žemėje, kur tu pasislėptum. Nuo tokios stipros jėgos tikrai nepasislėpsi niekur. Tai va, tokie dalykai. Ypač sunkus 26-5 metai labai bus sunkus, nuo 24 jau daug ką jūs matysite, o 25-6 dabar tai mes turim būti stebėtojais, o ne durniuoti čia, neklykti, oi, Ukrainė, ten ir panašiai. Ukraina nekovos niekada už Lietuvą niekur, jie savo, mes savo. Taip kad mylėkim labai, gerbkime, persidarykime širdimi, į gėrį eikime pirmoji eilėj savo, kiekvienam savo. Nu, aišku, paskiau ir kiti žmonės, tegul mum rūpi. Aš taip suprantu, bet pirmoji eilėj mes turime tiesiog galvoti apie save, apie savo artimą, kiekvieną žmogų. Mes turime išeiti tik kartu persidarę, apsikabinę. Mes turime išeiti iš juodulio, tik apsikabinę, su stipria meile vienas kitam. Ar tu bonžas esi, ar tu esi tenais koks prezidentas, ar tu esi, turime visi persidaryti. Todėl ir yra toks dalykas, kad reikalaus jėga kosminė. Jėga, jau einame, patys matome, einame į perestroikės, visokias perestroikės. Nežinau, kodėl Švabas galvoja, kad tą perestroikę suvaryti mus į konclagerių, atimti turtus ir visai taip ir panašiai. Čia ne tas perversmas ateis, ne tas, kad mes sėdėsime kažkur tai konclageriuose, jeigu geri būsime, tai dar gerai gyvensim, o jei blogi, tai tiesiog vergais būsime. Mes turim visi tapti geri, ir Švabas, ir aš, ir tu, ir tokia bus valymas dabar, valymas. Aišku, turtingiam žmonėm labai tinka va dabar taip gyventi, jie turtingi, jiem tinka, bet juk neliks tų pinigų nieko. Kas iš to, jie vis tiek pražus, keiskimės, pamilkime, brangus tautiečiai, vienas kitą, nebarkime, nekankinkime, nekiškime tuos kalėjimus biškikas, neardykime, juk už viską reikės atsakyti. Gal mano tokia nuomonė, gal tavo tokia, nukeiskim tas nuomonės, į gėrį, tik į meilę, tai ką, ramybė, meilė, turi lydėti kiekvieną, neužėjo blogis, linkėkim taiką, ramybę, meilę, kad išgird širdį, širdies balsą, o ne tą proto arba kažką sakė, žmogus sakė, o tu tai širdimi klausyk.
savo širdimi. Dabar labai nori, kad labai šviesos srovės stiprios eina ir labai viskas pildytis. Jis nori būti prezidentu ar kažkuom tai. Aš būsiu tom. Aš būsiu tik tai tom. Įsikalti, bet linkėdamas taika, ramybė, meilė. Taika, ramybė, meilė. Taika, ramybė, meilė. Bent 10 kartų turi kartoti ir įsitikinti, kad tu būsi tom ir tom. Į Makofelį įvesti informaciją, kad pagautų tą informaciją kosmosas. Dabar labai greitai gali labai daug ką padaryti. Jeigu geras mintis, gėrį visą laiką į kosmosą siūsi. Jeigu blogi, jau maitini juodulį. Jeigu gėri, tu maitini šviesulį. Tai va, ir įsirink dabar, ir įsitikink. Svarbiausia įsitikink. Reikia įsitikinti ir viskas. Labai tai mažai, bet tai reikia. Ir pabandyk tai padaryti. Ir pamatysi, kiek čia stebuklų. Kiek čia ištinka stebuklų. Tik jais, aišku, reikia labai tikėti. O ne, aš tik vaikystėj pasakas, kom tikėjau, aš tik vaikystėj, aš pasakom netikiu. Taip gyventi daugiau negalima. Čia yra daug pasakas. Mes patys jas ir sukūrėme. Tas pasakas ir turime vėlgi kurti savo psichologijai, per širdį, taipogi savo, kad išeitų kaip pasaka, savo norų įsipildymus. Mes taip turim daryti.